Aš Jonas Smilga iš Lietuvos. Esu kalbų ir tarpkultūriškumo specialistas Europos parlamente. Vilniaus universitete esu baigęs lietuvių ir skandinavų kalbų filologijos studijas. Verčiu iš anglų, danų ir prancūzų kalbų. Verčiu, lokalizuoju ir redaguoju įvairius tekstus. Taip pat subtitruoju įvairią Europos parlamento parengtą vaizdo medžiagą. Taip pat subtitruoju Lux publikos kino apdovanojimui nominuotus filmus. Be to, taip pat įgarsinu trumpasias žinias, kurios yra skelbiamos kiekvieną darbo dieną, ir įvairias tinklalaides įvairiomis temomis susijusiomis su Europos parlamentu, jo veikla, taip pat su Europos Sąjunga ir jos aktualijomis. Labiausiai patinka rengti ir įgarsinti tinklalaidės interneto platformai Mano istorijos namai. O didžiausias iššūkis mano kasdienėme darbe yra pritaikyti tekstą atsižvelgiant į jo paskirtį ir adresatą, kad pats tekstas būtų kuo sklandesnis ir skambėtų kuo natūraliau. Norėjau dirbti Europos institucijose, todėl prieš 18 metų dalyvavau Europos personalo atrankos tarnybos surengtame konkurse. Konkursą laimėjau ir buvau įtrauktas į rezervo sąrašą, iš kurio mane pasikvietė Europos parlamentas. Manau, kad kalbų įvairovės principas yra labai svarbus dalykas. Jis suteikia galimybę Europos piliečiams stebėti procesus Europos Sąjungoje, be kita ko ir teisėkūros procesą. Tai taip pat rodo, kad Europos Sąjunga nėra primestas dalykas ir kad valstybės narės lygiomis teisėmis dalyvauja jos procesuose, jos Europos Sąjungos kūrime. Tai jis mažas, gražus ir margas. Turiu omeny, kad jis yra daugiakalbis.